Nu jo, šiandien blemba, karočią, atrodo... Bus man. Dabar važiuoju į Karklę, pažiūrėjau Google Maps'e. Tai ką aš jums galiu pasakyti? Kažkokios poilsinės, žvirkeliukas, be jokių apsisukimų, be nieko. Klientui paskambinau, sakau, ten privažiuot galiu. Sako, tik niekur kišenėse ten neapsisukinė, karočią. Blemba, nes kaimynai iškvies policiją, karočią. Sakau, su fūra, tas net žaktelėjo, blemba. Tai sakau, aš įvažiuosiu, sako, jo, įvažiuosi tiesiai ir išvažiuosi tiesiai. Sakau, tai kaip tiesiai išvažiuosi? Sako, atbulas vėl iki asfaltos tumsas. Sakau, tai kiek ten yra? Sako, 100 metrų. Nu, tai jeigu sakė 100 metrų, tai jau patikėk, kad bus ne 100, tikrai daugiau. Kitas parašyta net nesiūst fūros tenai, tik tai mikruškė ar ten kažkokį tai 12 tonę. Aš nesuprantu, blemba, ką jie tam daro, karočią. Nežinau, važiuoju, žiūrėsiu, bet spėjau, kad aš niekur ten nevažiuosiu, blemba. Į paplūdimį su fūra, nu, į nudistų pliažą gal dar su fūra. Tiek to, užklimčiau ir sėdėčiau ten, žiūrėčiau nudistų. Trūksta žodžių. Trūksta žodžių, važiuoju iškart nervai sukilo iki kaip sakys, zaškalėlį, karočią, iki raudono, bordonę. Aš jau net nenoriu ten važiuoti, nes ten mačiau, tai bent jau toj vietoj pagal tą adresą, tai ten iš viso namų ten kažkokių prabangių pristatyta, ar tai policinės ten kažkokios, parkas regioninis. Nu, man rodos, ar neteks man šiandien su policija bendrauti, per vadybos planavimus. Fuck's sake. Va, jis sako, fuck's sake. Yeah. Hey, don't write yourself off yet. It's only in your head you feel left out or looked down on. Just try your best. Try everything you can. And don't you worry what they tell themselves when you're away. O, Olandų kepurės kartas. Tai kai mes čia, karočią, važinėjom po pliažus su fūra. Yeah! Aš excited. Gerai. Važiuojam, tai važiuojam. Už 4 kilometrų sukti tą Palackio gatvę, nesuksiu aš tam kol kas. Aš taip spėju, kai šitas valtis turėsiu atbulas važiuotas. Pažiūrėsim, koks ten atstumas, nueisim kažkom pirmiausia. Don't write yourself off yet. It's only in your head you feel left out or look down on. Šitą gatvę turėčiau sukti. Just do your best. Tai yra kaligatvis. Karklės jo. Ir ten važiuoti. Na, einam pažiūrėsim.
ką, išvengiam to prakeikto važiavimo į poilsiavietės. Įsikrovėm ant gatvės. Važiuojam į Kretingą. Labas rytas, kolegos. Ką, pradedam naują savaitę. Naują savaitę po švenčių, po visokių gardų, karklių ir palangų, su firminiais privažiavimais ir neprivažiavimais. Kągi, šiandien manęs laukia pagėgiai kol kas. Tai va, ką čia daugiau pasakyti norėjau, nieko. Skaičiau jūsų komentarus apie navigacijas. Jūs teisus iš tikro esat. Nenoriu ginčytis ir nesiginčysiu. Bet kadangi, kaip sakiau, nežinau, aš ten tų miestų miestelių, net nežinau, į kurią pusę iš Kauno pradėti važiuoti. Tai šitai todėl ir naudoju sunkiai. Aš pripratęs Anglijoje, nes Anglijoje, kaip sakiau, ženklai neleidžiantis fūrom ar sunkvežimiam važiuoti reiškia kažką. Lietuvoje nežiūri, nieko nereiškia. Tiesiog pasistatė miestai, kad sumažintų sunkvežimių eismą ir tiek. O net tai nereiškia, kad tai yra ten tiltas ar svorio apribojimas, kažkoks silpnas tiltas, ar ten aukštis, ar plotis, ar ilgis, ar svoris galų gale. Tai stengiuosi važiuoti pagal sunkvežimio navigaciją, kad neužsiraut kur nors, neįstrėt kokiam siauram keliukė ar po kažkokiu tai viadukų, tiltų ar dar kažko. Tai čia mano įpročiai iš Anglijos dar. Tai va, kiek supratau, Lietuvoje gal nelabai yra ten tokio dalyko. Bet kažkaip tai, tai va. Bet ačiū visiems už patarimus, už komentarus apie tos dalykus. Jo, kaip sakiau, nelabai žinau aš ten tų visų miestų miestelio, taip kad ir kaip kažkada kažkam sakiau ir savo sakiau, niekada nebūčiau vairuotojų, jeigu ne navigacija. Aš neturiu atminties ant kelių, neatsimenu ilgai, aišku, ten pradirbęs ilgesnį laiką, kaip ir Sainsbury dirbau Londone, ten turėjom daug ir Londone ir ne Londone parduotuvių, po kelių metų, po metų ten kitų jau nebereikėjo praktiškai navigacijos, tai niekada, bet vis tiek būna įsijunginės, ar avarijos būna įvykusios, ar važiavimus reikia kažkokius daryti, tai ja, tai rodo real-time traffic, tokį vadinamą realaus laiko transportą, kaip čia kažkaip. Vienu žodžiu, realaus laiko kamščius arba ten kelio darbus ar įvykusias avarijas, tai labai gerai. O ypač naktį dirbant Londone, tai čia ypač tas dalykas, nes naktim uždarinėja kelius, tai reikia žinoti apie ženklus. Tai va, kas dėl navigacijų. Na ką, skaičiau komentarus, atsidariau, kur YouTube'as užblokuoja komentarus. O kažką sunervinau smarkiai. Siūlė man galvą pridaužyti, susirasti rajonį. Skaitau ir nesupratau už ką. Vienu žodžiu, žmogui nepatinka itališka muzika. Dar suprantu, patriotas koks nors tenai, būčiau rusišką uždėjęs kokį nors garso takelį. Koks nors patriotas būtų užpykęs išvadinęs vatnikus, dabar itališkai kažkam taip nepatiko, kad man sakė išdaužys snukį, sustikęs. Pavojingas tas mano darbas. Jis gal itališkus nebedėt. Kaip žmonėm kartais, nesupranta šis, kas ten turi sušvies, kad tokius komentarus neatrašė. Ką darys? YouTube'as blokavo jį, tai aš jį ištreiniau. Tai va, tokie reikalai. Šiandien pradėjau labai prastai. Gavau naują mašiną, kaip vėl kitą mašiną, kaip visą laiką, aš kaip pakeitinis, tai čia pastoju vis kita ir kita. Jau pasisekė praeitas 2 savaitės su viena važinėjau. Dabar gavau kitą ir pirmą kartą vos nenumečiau priekabos. Ačiū vienam kolegai, spėjau sustabdyti. Nors aš pats jau pajaučiau, kad kažkas ne taip išvažiu. Prisikabinau priekabą, viskas patikrinau, viskas užsifiksavę, atrodo, viskas valio. Kojas ten kėliau ilgai, nes ten užspaustus kaip visą laiką. Senukas visos, praktiškai 95% užspaustus kojos. Važiuoju ir galvoju,
kažkaip ne taip ta mašina važiuoja. Ir tai gerai, kad aš vis laik lėtai iš tų, kaip sakyt, parkavimo vietų išvažinėjau sandėliuose. Tai pasižiūriu, nu kažkaip ne tai važiuoja, nu netoks važiavimas. Ir kolega tik tai pradėjo rėkti, stok, aš tik ten stabdžiu. Uliam, važiuoju tarpas tarp priekabos ir to. Taip ir nesupratau, neužfiksavo, rankena neįkrito kažkodėl. Dar kartą variau, vėl neįkrito, vėl žiūriu šitrau. Nesupratau, turėjau atjunginėti visą priekabą, ten tą rankeną maigiau, traukinėjau, nesuprantu, kas ten buvo, bet taip vos nepamečiau priekabos. Būtų paskutinė darbo diena turbūt. Jo, kažkaip keistai, tai va mane biškitas išgąsdino ir praradau pasitikėjimą. Dabar jau būsiu labai turus kiekvieną kartą prisijungus. Ir tikrinau, visą laikį pratęs tikrinant. 2 kartus mes, kaip mane Anglijai mokino, 2 kartus, kai prisikepinė, 2 kartus patikrink, į priekį pamėgink važiuoti, ar užsifiksavo. Užsifiksavo. Valiavo ir išvažiavo. Jo, tai va. Hebra, tokie reikalai. Šiandien pradžia tokia biški be nuotaikos važiuoju, nes sakau, vos nepadariau nesąmonės. Ir kažkaip tai prapuolė tokia kaip ir nuotaika darbo. Bet dabar atsigėriau kavos. Gal vėl viskas gerai? Nustoja lietus visą naktį lyja. Šiandien kėliaus 3 valandą, tai nuo Utenos iki Kauno pliaupia lietus. Non-stopas. Jau iš Kauno išvažiavus, jau 6 pradėjau. Tai jau tada ties autostradai šokus apstoja kažkurioje vietoje. Gerai, važiuojame pasienį ir žiūrėsim, kas ten toliau mūsų šią savaitę laukia. Kol kas tokie nuotykiai. Tai va, dėkui visiems už komentarus. Dėkui tie, kurie prenumeruoja. Ir ačiū už patarimus, ačiū kolegam, kurie padeda. Tikrai turiu daug ir patarimų, ir padėjimų, sakau, šiandien praktiškai išgelbėjo nuo didelės nelaimės, taip kad sėkmės visiems kely ir būkit atsargus, vykrinkit priekabas perkūniais. Na ką, įsikrovėm pagėgėse, grįžtam atgal į Kauną. Sakiau, šiandien diena, kaip ir dažnas pirmadienis, nors šiandien antradienis. Kaip nesiseka. Ir dar nesakiau, bevažiuodamas iš Utenos į Kauną, 2 stirnos ant kelio stovėjo, vos spėjau pabandyti. Lietus pliaupia, kaip turi būti. Tai čia paskui atvažiavus, jau kaip sakiau, tą priekabą, nuvažiuoju įsikraut, atsidarau, tenai dažai visi, ten keletą kibirų sudaužyti. Oh my gosh. Nikihai. Tai visas kaip nežinau kas. Savo popierių sunaudojau, kurį pats perku. Ir pirštinės išmuzojau, ir kelnes ir maikė, visas kaip velnias vadinam. Jėzau, kaip šiandien nesekasi. Ponai prisiekusi. Tikėsimės diena baigsis gerai. Važiuojam dar vieną išsikraunam grąžinimą, pasikraunam dar vieną į Kauno parduotuvę ir vienu žodžiu, vėl įsikraunam, vėl pasikraunam, vėl grąžinimas ir bus vėl 15 valandų spėju. Pradėjau 6, naktinis darbas. Reikia žiūrėti, kad net per 10. Tai va, tokie reikaliukai, varom toliau. Sveiki atvykę į Klaipėdos pragarą. Lietus lyja, šiandien trečiadienis pas mus. Jėzau, žemė su dangu maišosi. Ojojoj. Košmaras, kelnes šlapės jau. Dar neužsidariau net priekabos. Buvau šiandien Klaipėdos lėzė dar vienam gamybos turbūt įmonė, greičiausiai taip spėju. Kažkas tai vienu žodžiu. Vat keisti man tie sandėliai ir tos gamybos įmonės stato, rampas, viską. Kaip taip neapskaičiuoja statydami, ar jie tam ko tikisi, kad nevažiuos fūros, nesikraus ar ką nors.
prie rampų, mašinų, darbuotojų, gal tenai priparkuota, blemba, negali pastatyti aikštelių normalių. Nesuprantu, ir paskui sukinėkis kaip nori prie tų rampų, žiūrėk, kad mašinos kokios neužklydytų. Nu, niekur taip nemačiau, kad prie įsikrovimo vietos stovėtų mašinos priparkuotos, blemba. Kosmosas, blemba, toje Lietuvoje. Negi taip taupote kiekvieną centą tą kvadratinį centimetrą teritorijos, kad nesugeba pastatyti ten darbuotojams, ir jie galvoja, pas jos robotai dirbs. Nedirbs darbuotojai ir net važiuos į darbą su mašinom. O, tai va, penktadienis. Koks čia gali būti nusiteikimas, kai visą parą? Geros dienos tau. Taip, sako, koks nusiteikimas, kai visą parą. Toks ir nusiteikimas. Dirbi ir džiaugiesi. Labas rytas, kolegos. Penktadienis po lietingos savaitės. Šiandien atrodo saulė švietė, vakar vakare Kaune saulė švietė. Vilniui taip pliaukia, nežinau kaip kas. Ir Kaune šiaip lyja, bet. Važiavau vakare jau saulutės, išvietė tos atsipūs, biškį, ryte šiandien kaip ir saulutė, dabar žiūriu kažkoks tai neaukštas. Tai va, ką, penktadienis, baigiam savaitę. Šią savaitę turėjau įdomių pristatymų, įsikrovimų, netipinių, visokios atliekos, plastiko, pristatymai gamyklas, o vakar turėjau Raudondvario plente vieną cechą pristatyti per tokią Romą, lietuviškai gal Romą. Per arką įvažiavimas per mašinų aikštelę, ten, oh my gosh. Praktiškai galvojau drošiu tentą, bet kažkaip pravažiavau. Labai reikia milimetrų skaičiuoti. Išvažiuoti kažkaip bijojau labiau, nes reikėjo atbulų per visą kiemą stumt į patį galą ir jau tada vėl atgal per tą arką ar bromą, ar kaip ją bepavadinsi, nepagadinti. Tai suprantite. Bet kažkaip lengviau išvažiuoti buvo, nei įvažiuoti. Važiuoti kažkaip ten labai kampas. Plius mašinos kelios stovėjo tenai, tai vienas paprašė, kad patrauktų. Jo. Tai toks įdomesnis vakar buvo įvažiavimas, išvažiavimas. Kaune. O šiandien ryte, karočią, kelnes pridariau iš baimės. Pasiėmiau iš sandėlio, iš centrinio pasiėmiau priekabą nuo rampos. Tai pradėjau važiuoti, dūmai pasipylė, galvoju, kas čia dabar? Nesupratau, tik tai toks geras debesys dūmų. Dabar žiūriu, kad nepaspiltų. Stojau dešiniai pusėje, bet ne ant bako, bet šalia tenai. Slerkė ten visas velnes. Pridėjau ranką padėjau virš. Valemba, nu ką. Šilta, bet galvoju, nu gerai, dabar sakysim, nuo priekabos vanduo nubėgo visas, ten užpilė ten tą priekį vilkiko. Bet iki vakar visą dieną lyjo liaupė ir užvakar visą dieną lyjo, tai pastoviai tenai bėga tas vanduo. O čia dabar kaip pasipylė, dūmai, nesupratau. Pasivedau net iš mašinos iššokau. Tai va, su kolegom pakalbėjau, vienas sako, gal nežino. Filtrai dėjo, slintuvai, bet sako, o čia kitas ir sako, lienų, tai sako, užsikimšęs gerai, užsikimšęs lėtai. Bet tai taip ir nesupratau, dabar važiuoju, kaip ir kol kas niekas nedumina, negaruoja. Gal koks momentinis užpilimas, vėl nesuprasi. Tai vienu žodžiu, tai biškis triokai varė man iš pačio ryto. Mašiną net vidury kiemo nušungiu variklį, galvoju, degų lemba. Sveikatą visiems. Tai va, tai pradedam penktadienį, taip. Nežinau, kaip mes jį baigsim šiandien, Alytus kol kas.
Alytus kol kas, daugiau For 2 kilometers, programėlė take nieko the nėra. exit 67. Tai turėčiau baisiai anksti baigti, bet labai abejoju, kad tai bus. Savaitę praėjo kaip ir be bais didelių nuotykių, skyrus tą vakarykštį tą pristatymą. Aišku, tenai girdėjo, ten laukiau, nes vaikščiau po sandėlius, važinėjau po sandėlius. Visi mane siunčia ant 3 raidžių, nieks nieko nežino, nieks nieko nesupranta. Kol nesiaiškinau, kad iš vis ne savo vežam ir ne už savį, ne kaip patys vežam, o visai kita firma. Ir šiaip netaip nesiaiškinau, kad kur turi krauti ir ką turi krauti. Ir kur turi važiuoti. Gal tiek šios savaitės nelabai tokių turiu kažkokių baisiai interesnų dalykų daugiau. After 100 meters, take the exit 67. Tiesiog lyja, šlykštu, šlapės visas. Siaubas. Man paskambinė, Anglijai dega, Graikijai dega, Ispanijai dega, Alžyras gęsta. Lemba, vos nepravažiavau Marijampolės, Graikijos šienai, 2 Alytus. Jau norėjau Kauną min toliau, nori Vilnių kokį. Nekenčiu Vilnių važinėti, nemėgstu iš tenais važiuoti vasarą. Vakar viešiai, kur krojausi, tai irgi ten batimas toks. Užvažiuoji ant svarstyklių pasvirę, tada nuvažiuoji nuo jų, šalia atsistoji, iškrauna, abi pusės atidaryti reikia. Tada atbulos užvažiuoja atgal ant svarstyklių. 100 meters, go straight on E67. Ir tada nuo svarstyklių išvažiuoja ir tiesiog užsilaužęs apsisuki ir išvažiuoja atgal. Lemba. Anksčiau niekada nebūčiau pagalvojęs, kad taip įmanoma. Bet pasirodo įmanoma. Vadinasi, kas? Tobulėja. Vau! Net ir aš galiu vairuoti. Stebuklas. Kaip sako, būna gyvenime stebuklų gal. Ne visi jais tiki, bet Go straight on E67. gerai minam į Alytų. Neaukštas vėl dangus. Spėju, kad vėl lietus gaus. Let's go! I love it.
kas man daugiau daryti, reikia stoti laukti čionai. Ką? O tai ką man daryt, blėt, gatvė laukti? Aš dėl to sakau, nes senukai kažkada į bendrą buvo parašę, sako, šitoj aikštelėj tik 2 valandos bendrai stovėjimo. Tai jie šiaip, net nėra to labai greito, jie šiaip greit susisuktų, žinai. Vieną kartą mane per 15 minučių iškrojo. Bet šitas skačiau. Arba pasižiūrėk, kada įvažiavai maždaug. Jeigu jis 2 valandos nueis, pasakysi valdžiai, sakysi, bet 2 valandos stovi. Gal manuliuota? Einu, aš pasiklausiu, iškart pasistatau kol kas čia. Jie, žinok, tau sakys, kad ta prasme 2 valandas A, ne? matai, bet iš tikro ten nuliuotų, jeigu labai reikia. Gerai. Specialiai baudų tau nepirks. Einu, aš pasistatysiu karočią tada iš... Jeigu ką, važiuosiu į gatvę. Nu ką, kolega sakė, čia negalime laukti ilgai. Einam klaus pas valdžią, ar mane bauduos ar ne. Taip, kad aš atvažiavau 8:14. Nu, sakysim, 8:14. Bet įdomiai, mano pristatymas 8:30 kažkiek. Aš atvažiavau, kiek man turiu čia nebūti. 8:26. 8:26, o čia tik tai kitą fūrą pradeda krauti. Bim! Einu. At your destination at 9:51. Jo, įdomi politika. Atvažiuoju įsikraut, pasirodo, galvoju, tik stovėti negalima ten. Sako, čia su viskuo skaičiuoti, ar, pavyzdžiui, lauksi, kol kitą iškraus. Ir paskui pats įsikravinės, jeigu tave virš 2 valandų iškraus, baudų gausi. Nu, normaliai. Veži prekes, savas darbuotojas, kaip sakyti, ir gauni baudą už tai, kad išsikrovinėja, jeigu tenai tave daugiau negu 2 valandų. Nu, sistema tai zinger, karončiai. Sugalvoti durniau negalima turbūt. Sako, darbuotojams išpirkė, jie ten tuos leidimus, pasakė, kad va ten tokią mašiną darbuotojų čia šitų prekybos centro, o mes kaip vairuotojai fūrom baudas gali skirti. Debilizmas.